Markusas Braunas dar vienerius metus savo žaidimu džiugins Kauno Žalgirio sirgalius. Su amerikiečių sutartis pratęsta 2010–2011 metų sezonui. Šis legionierius į laikinosios sostinės klubą pirmąjį kartą atvyko 2007 metais. Sužaidęs sezoną jis išvyko Tel Avivo Maccabi, o sugrįžo šių metų rudenį. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas Žalgiriui padėjo iškovoti LKL bei BBL čempionų titulus. Aukšto lygio krepšinį Braunas demonstruoja ir šiame sezone. Prie pergalės prieš Maskvos CSKA jis prisidėjo 26 taškais. Tuo tarpu Kauno Žalgirio krepšininkui Povilui Čiukinui sezonas jau baigėsi. Šeštadienį treniruotės metu aukštaūgis patyrė traumą. Medicininiai tyrimai parodė, jog krepšininkui plyšo meniskas bei trūko kelio raiščiai. Po operacijos Čiukino laukia net 6 mėnesių reabilitacijos etapas.